Sveiki visi, čia yra Nextory News ir šiandien turim nuostabų svečią Dainių Kovaliūną, Hostinger produktų vadovą. Tai sveikas, Dainių. Sveiki visi, taip. Tai čia gal taip įdomu pataisymą, nes yra Hostinger produkto vadovas, žinai, ir yra Hostinger Horizons produkto vadovas. Aš esu turėjom AI produktą, ko gero, kurį papasakosim plačiau. Gal pakalbam, apie Horizons. Tai labai įdomus produktas. Tai gal gali papasakot, kas yra Horizons ir kodėl iš vis kilo šitą idėją sukurti šitą produktą? Jo, tai ko gero bendrai šiaip apie hostingą, nežinau, kiek žiūrovų klausytojų žino, kas yra hostingeris. Tai vienas iš tų didžiausių IT įmonių Lietuvoje, kuri daugiau negu 20 metų dirbam prie online presence žmonių, everyday people, kaip pamatytum iš gatvės, kad būtų sėkmingi internete, tai nuo svetainės susikūrimo iki shopą, ir mes jau 20 metų turim tą kryptingą viziją, kad būtent everybody successful online, right? Tai mes prie to dirbam, tai yra misija ir ji nesikeičia, bet kas keičiasi, tai vis atsiranda naujas technologijos ir mes atsiranda nauja technologija, mes sukuriam naujus produktus, paremtus tą technologiją ir tiesiog tai tampa tie produktai dar patogesni naudoti klientam ir būti successful online, negu kad prieš tai. Tai pavyzdžiui, viskas prasidėjo nuo, nežinau, programuotojų, kad tu susiprogramuoji savo svetainę, right? Turi pas mus serverį, pasihostini, perfect, right? Ne visi moka programuoti, yra natūralu, right? Tai paskui atsirado tokie dalykai kaip turinio valdymo sistemos. Ir mes vieni pirmųjų įsidėgėm tokį managed WordPressą, kur jau gali žymiai paprasčiau susikurti ar e-shopą, ar vėl svetainės, verslas, ar individualus žmogus, kuris blogą nori pasikurti, right? Bet vis naujas tos technologinis kryptis ir shiftai, tai paskui atsirado tokie drag and drop builderiai, kur kaip pas mus irgi website builderis, kur irgi tada jau labai daug kas yra susidūręs, kad tiesiog tampai korteles ir iš priselektintų komponentų susikuri, ką tu nori. Hopefully plus minus, ką tu nori, nes vis tiek yra limitacijų. Ir ko gero jajus, viena dabar didžiausių tų technologinių pokyčių shiftų, tai mes irgi tiesiog turim savo misiją, galvojam apie savo klientus. Ir kai atsirado jajus, generative jajus, aišku, jis buvo ilgesnį laiką, bet užsibūbino ir technologiškai buvo žymiai pažengesnis. Mes pamatėm, kad, jis gali sukurti tekstą, bet programinis kodas irgi yra tekstas, kas yra įdomus dalykas. Ir supratom, kad, mes galim irgi sukurti produktą, kur žmogus gali tiesiog bendrauti su dirbtiniu intelektu, ir jis jam sukuria projektą, svetainę. Ir svarbiausia dalykas ta, kad tau tas projektas yra sukuriamas individualiai. Vadinasi, tai nėra iš kokių prekonfigūruotų elementų, bet praktiškai tu turi savo asmeninį programuotoją, dizainerį, copywriterį, su kuriuo tu bendrauji, paprastai, tekstiniu formatu. Pas mus ir voice gali pabendrauti. Ir tau sukuria, ką tu nori. Tai iš esmės tai yra Hostinger Horizons ir jau pusmetį esam pasileidę ir leidžiam klientam naudotis. Ir iš esmės tas visas kodinimo, kur tu parašai kažkokį teksto komandą ir tau sukuria būtent tinklapį, svetainę, kokią tu nori pagal tavo visus. Ir yra labai daug konkurentų, of course, kiekvienam šitam. Tai gal papasakok, kuo jūs skiriatės, kokia jūsų vizija, ar jūs labiau kuria tokią infrastruktūrą, kad viską tiesiog turėtum, viskas viename, žinai. Ar koks jūsų yra tas būtent toks tabliukas? Geras pointas, Davidai, netgi atsigeriau vandens. Iš tikrųjų, kiekvieną dieną vis gimsta naujų konkurentų, kurie siūlo tą bendravimą su jajom, kad tau sukurtų ar ten projektas, svetainę, dar kažką. Nes, labai tai ant bangos, kaip irgi šitą tinklalaidė ir tiesiog visi apie tai kalba. Bet kalba dėl to, nes iš tikrųjų yra apie ką kalbėti. Čia nėra, kad kažkas, pakalbėsim, tai yra tai, ką tu gali pritaikyti praktiškai, dėl to irgi atsiranda vis daugiau tų konkurentų. Iš esmės, vienas didžiausių skirtumų yra tas, kad mes nesame naujas startupas, kuris atėjo į rinką ir bandom pritaikyti jajų. Mes jau 20 metų kryptingai dirbam tas sritim ir mes žinom klientą savo, būtent kur ir taikom žmonės paprasti, mes netaikom į enterprises, B2B didelės įmonės paprastus, žmonės aš noriu susikurti. Tai ta patirtis vienas yra esminių momentų, kad mes tiesiog žinom, ko žmonėm reikia ir ką jie bando susikurti. Tai kitas momentas yra tas, kad mes jau per tos 20 metų esam šiaip ne vieną produktą sukūrę, kur tau reikia turėti, jeigu nori būti sėkmingas internete. Nes ko gero vienas momentas yra tavo svetainė, right? Ar tam
galėsim irgi pakalbėti, ką gali susikurti su Horizon's, ką aš susikūręs, ką klientai. Šiaip labai įdomu. Galėsim tą irgi, tą kryptį. Bet ko tau, pavyzdžiui, dar gal reikėtų, aišku, domeną prisidėti, pavyzdžiui, online. El paštą, jeigu tu sukursi savo projektą, jis yra sėkmingas, tu nenori turėti gmail.com ir kitų. Taip, tai nori labiau tokį įmonės reprezentatyvų. Taip pat online marketingo tools, email marketingo tools, tai iš esmės tai yra ta viena platforma, kur tu nori būti sėkmingas ir ne vien susikurt, kaip dabar dažnas konkurentas gal gali į tą pusę kažką pasiūlyti, bet tai yra visas tas siūtas produktų, ką mes teikiam userių, tai vienas iš tų pagrindinių, sakyčiau, skirtumų, differentiatorių. Na, apart to, aišku, kad tai vibe codingo, kaip mes vadinam, tai vibe codingas ir būtent kam tas terminas. Tekstas į kodą, iš esmės. Jo, vibe, galvoju apie lietuvišką atitikmenį, kas yra vibe ir neradau jausmas, stilius, bet iš esmės tai tas konceptas, kai ne programuotojas, arba programuotojas tiesiog su dirbtiniu intelektu bendrauja, chatina ir net negalvoja, kas vyksta po kapotu, kai ten techniniai dalykai, bet iš tikrųjų dirbtinis intelektas tau sukuria, sukodina tą svetainę, tai yra tas vibe codingas. Tai jo, tų konkurentų ateina, bet būtent vienas dalykas tas, kad mes turim tą siūtą, o kitas, kad mes labai aiškiai fokusuojamės į tą everyday person, kurį norim padaryti sėkmingu. Tai ką tai reiškia? Aišku, vienas momentas yra kainodara. Žinoma, kad turi būti affordable, dažniausiai individualiems žmonėms arba mažom komandom. Kitas dalykas, akivaizdžiai, yra featuresai. Pavyzdžiui, galim tikrai, jeigu dirbtumėm produktą B2B įmonėm, tam būtų daugiau dalykų. Vien tas, kad leis įmonės darbuotojams prisijungti, suintegruoti autentikacijas. Kitas momentas, jeigu targetam labiau developerius, taip stėtų GitHub'o integracijos, kas yra kodo talpinimo sistema ir sinchronizacijos. Tai mes kryptingai tą neinam, turim savo tikslinį userį, turim tą platesnį paketą produktų, turim infrastruktūrą, kurią jau uždirbom per 20 metų, kad ką susikuria, tikrai būtų pasiekiama online ir jo. Tai tokia platforma, kur iš esmės turi daug įvairiausių komponentų, kurio tau reikia, pradedant, tarkim, verslą ir tuo pačiu saugi, nes jūs užtikrinat ir tą apsaugą, ne, kad nebūtų ten kažkokių įsibrovimų ir visokių kitų cyber security. Kiek žmogiškai yra įmanoma. Ko gero, negali, žinai, ko gero, kaip ir su tos saugumu yra, kad man toks požiūris, bendrai ten dirbant daugiau negu 10 metų IT srityje, kad visas sistemas įmanoma įsilaužti, klausimas per kiek laiko. Taip, ir kiek nori. Kiek resursų ir kiek pasistengi. Tai. Man labai įdomu, visi ir konkurentai, man atrodo, labai dalinas ir šiaip labai buvo toks didžiulis per socialinės medijas, kiek visi vaibinimo, šitie programavimo įrankiai su dirbtiniu intelektu, sėkmės tas istorijas, žinai, kur ten sako, verslai jau būtent pastatyti ant to generuoja ten milijonus, žinai. Ir jūs turit kažkokių tokių istorijų, success, kur verslas, žinai, prasidėjo nuo senas hostingerio klientas, kuris iš esmės savo verslą pastatė visą ant jūsų platformą. Tai, kad bendra prasme ant hostingerio platformos ar ten WordPress ar Builderio, tai taip, tikrai turim daug klientų ir netgi kitokio lygio, kad praktiškai bet kurį miestą nuvažiuojam pasauliniam lygiai, mes turime klientų, kurie naudoja mūsų sistemą, yra sėkmingi. Tai mes turim tą kultūrą meet the client. Ir jeigu, pavyzdžiui, darome tą, vadinkim, workationą, team buildingą kažkur užsienyje, pavyzdžiui, Alicantėje irgi darėm balandžio mėnesį, tai važiavom būtent į restoraną pavalgyti, kur dirbo mūsų vienas iš mūsų klientų naudojasi savo restorano reprezentaciniais tikslais. Ir mes būtent su juo pasikalbėjom. Tai mes turim daug tokių pavyzdžių, bet būtent kas įdomu su Horizonais, kad jis skiriasi nuo mūsų prieš tai buvusių produktų, kad mes netgi leidžiam ir platesnį produktų ratą kurti, kas buvo prieš tai neįmanoma. Pavyzdžiui, jeigu nori susikurti kompiuterinį žaidimą. Wow, gerai. Horizonai, visiškai gali. Jo, jeigu turi mažiau fantazijos, gali parašyti, sukurk man Snake žaidimą, ar ten Flappy Bird, ir tada su savo kažkokiu ten twistu, kad ten, nežinau, negyvatė būtų kažkas kitas ir ten panaši logika, arba gali kažką 3D susikurti. Taip. Gali susikurti tiesiog software as a service sprendimus, kuriuos po to gali prekiauti ir pardavinėti. Irgi ten vos pasileidom, gal vienas iš pirmųjų produktų buvo kažkas susikūrė CV Makerį.
Tiesiog, kad kur yra pakankamai dažnas įrankis susikurti CV. Ir mačiau, kaip iš karto pridėjo monetizaciją, subscriptionus, Stripe integraciją, kas yra paymentų provideris, kuris po kapotų palaiko credit card su paymentus ir panašiai. Iš esmės visą verslą gali susibildinti jūsų platformą. Taip, įsikeičiu nuo elementarus puslapio internetinio iki to, kaip minėjau, software as a service ir everything in the middle. Parduotuvės kažkokios, ne, shopą. Shopą yra vienas iš tų paprastesnių variantų. Netgi skaičiau geras ir su prieš tai buvusiais mūsų produktais, nes shopas iš esmės pakankamai yra išdirbtas. Ten, ko gero, kur to vaizduotė prasideda, tai labiau nebent atvaizdavimo kažkaip labiau nori pasidaryti. Tai va, su Horizons dabar yra visiškas flexibility. Mes iš tikrųjų visai neseniai pasidarėm tokį testinį produktėlį, kur aš tiesiog noriu parodyti funkcionalumus. Tai irgi padariau e-shopą, kur ten drugeliai skraido, vaivorykštės atsiranda, kur bet kas, ir to man užteko tiesiog parašyti dirbtiniam intelektui vieną žinutę ir jis tą sukūrė. Man atrodo, čia labai geras pereiti į kitą tą temą AI ir kūrybiškumas, nes jūsų platforma iš esmės yra, išlaisvina tą kūrybiškumą, kur anksčiau žmonės nelabai mokėjo programuoti, tai tu turėjai kažkokį, vis tiek žinių tarpą, kurio tau reikia, kad tu galėtum kažką sukurti. Dabar šitas kaip ir visiškai išnyksta. Tai tu manai, kad dirbtinis intelektas padėjo tam kūrybiškumui žmonių atsižvelgti, ar vis dėlto pakenkė labiau? Aš galvočiau kaip per analogijas. Pavyzdžiui, buvo tapyba. Atsirado fotografijos, fotoaparatai. Tapyba niekur nedingo. Tiesiog naujas įrankis, kitaip pritaikomas ir toliau dirbi. Tada atsiranda Photoshopas. Fotografija, niekur nedingo. Tai pavyzdžiui, dabar su dirbtiniu intelektu, generative dirbtiniu intelektu, bendraja prasme, aš irgi manau, kad niekur nedings prieš tai buvusios technologijos, tiesiog atsirado dar vienas naujas būdas kurti. Tiek ar tu kuri tekstus, muziką, paveikslėlius, tiek ar tu kuri softą. Ir ypač ko gero tas momentas yra, kad su tos programinės įrangos kūrimo prieš tai tas barrier to entry, kas galėdavo tai daryti, buvo labai sudėtinga, nes arba turėjai išmokti programuoti, kur greičiausiai tau rankos nusvyra, nes tiesiog tai nėra paprasta. Arba kitas variantas samdai profesionalus. Bet viena pirmoji dalis yra, tai ką samdyti, kuo pasitikėti, o kitas variantas yra, kitas dalykas yra, kiek tai kainuos invendo vedėjai. Ir kainuoja tūkstančiais. Mes irgi vienas iš momentų, kai tikriname savo idėjos validumą, kiek būtų useriam aktualu, pasitikrinom tas, vadinkim, freelancijų platformas internete. Ir tiesiog web developmentas, kiek kainuoja paslaugos už labai paprastus custom sprendimus. Tūkstančiais. Tiesiog nuo 1000. Pas mus mažiausiai, apart to, kad turim free trialą Horizonų, nemokami be credit cardso, taip pat pigiausias planas yra gal nuo $7 eurų ten per mėnesį. Ir tu gali pradėti kurti ir bandytis. Ir žinot, tau tinka, netinka. Tai dabar yra, bet kas gali tai pradėti. Ir dabar jau klausimas yra, kas turi vaizduotės, idėjų ir sumanimų, ką galima sukurti. Tai aš sakyčiau, kad šiuo atveju tai yra visiškai enableris ir tą creativity atrakina. Man atrodo, daug kas sako, kad labai pereinam prie nuo tokių techninių žinių, prie žmonių, kurie turi šiaip skonį. Žinai, skonį, kurie gali sukurti kažką ir pamatyti, kas tiktų kitiems žmonėms ir labai patiktų. Tai tu galvoji, kad dirbtinis iš esmės, padidino tą kūrybiškumą žmonių paprastų gal. Kaip galvoja apie menininkus ir visiems tiem žmonės, kurie dirba? Pavyzdžiui, kaip jūs hostingeri, jūsų žmonės naudoja, kūrybiškai kaip išnaudoja tas technologijas? Tai ko gero, gal bendrai apie menininkus, ką galvoju ir dirbtinio intelekto pritaikymą. Nes šiaip galvojant, jeigu piešinys ar sukurtas su dirbtinio intelekto ar žmogaus, bet rezultatas tas pats, tai yra tos pačios vertės. Tai, nes šiaip vizualiai palyginti yra sunku. Tai aš manau, kai žiūrim meno kūrinį, tai galvoju ne vieną apie galutinį rezultatą, bet procesą, aplinkybės, kaip jį sekėsi sukurti. Tarkim, pavyzdžiui, nežinau, apie Kafką skaityti kokią nors knygą, man tada labai yra aktualu būtent tas
kontekstas parašymo, kur jis rašė, ko jis gyveno, kokia buvo atmosfera tuo metu. Ir tada visai kitaip priimu kūrinį. Tas pats su meno kūrinys. Ar muzika, kas tuo metu trendino. Gal pasiklausius ten kokį senesnę, modernę dainą, gal kokia nors nemoderni, bet turėdamas kontekstą, kad tuo metu niekas to nedarė ir čia yra wow, tuo meto kontekstu, tai tu visai kitaip pradedi tai žiūrėti. Tai galvojant būtent tada apie menininkus ir manau, kad tada ne vien ką tu sukuri, tampa svarbu, bet pats procesas ir kodėl tu tai darai ir kaip tu tą istoriją perteiki. Tai ko gero, čia galėtume irgi pradėti kalbėti apie modernų meną, kur nesu labai didelis ekspertas, bet kur būtent apie tai ir yra didžiąją dalim, kur jausmas, idėja, kodėl taip yra padaryta ir ko gero ten gal daug kažkur yra ir bullshito, bet tikrai tikiu, kad ir manau, kad yra ir daug tos, kur tikrai su labai stipria potekste ir jie tiesiog reikia išjausti. O kaip jūs naudojat pas save? Aš žinau, aš labai gerai atsimenu, aš kalbėjau su keliais žmonėm prieš kokius 8, gal 9 metus, būtent iš Hostingerio apie AI. Ir jūs labai anksti pradėjote investuoti prieš visus šitus bumus, kai ten beveik niekas nevyko. Dabar buvo visiškai nieko. Ir aš atsimenu, kalbėjau su keliais žmonėm, nes tų ekspertų nebuvo labai daug tuo metu. Ir atsimenu, Hostingeris buvo ta įmonė, kuri pradėjo labai anksti investuoti. Kas iš esmės paskatino būtent turėti, kad mes eisim iki galo. Čia matom labai stiprią technologiją. Iš pradžių tu turėjai patikėti visu tuo, nes nieko nebuvo. Čia po ChatGPT kas buvo, tai jau tikriausiai kitokia istorija, bet kas pas jūs tas toks inovacijų noras inovuoti ir technologijas? Aš sakyčiau, bendraja prasme yra labai iš stipraus leadershipo ir suvokimo technologijos, kaip atsiranda ir bręsta ir jų adoption curve. Pačioj pradžioje dažniausiai technologijos, kai jos gimsta, tai jos nebūna nei labai geros, nei labai pigios. Bet jeigu tu pamatai potencialą ir turi įsivaizdavimą jausmą, kas gali pasikeisti po 2, 3, 5 metų ir iššoki to ankstyvoj fazėje ir pasidarai tą know-how, raumenis užsiaugini, jei komandą susibildini, tai kai jau ta technologija pagerėja, tu jau viską turi, gal net pats prisidedi aktyviai prie tos technologijos gerėjimo ir tampi pirmas rinkoje, kuris tą technologiją plačiai pritaiko. Tai mes dėl to jau esam su Hostinger Horizons vieni pirmųjų prieš tą visą didį vibe codingo hypą. Stiprią komandą. Taip, ir turėjom tuo pačiu galimybę labai greitai pasileisti, bet ir šiaip anksti identifikavom tam poreikį, nes mes, kaip minėjau, customer focused, pamatėm technologiją ir šiaip patys viduj iš to kalbėjom, iš tikrųjų negi gal prieš porą metų mes jau kalbėjom apie poreikį kažkokį Hostinger Horizons, bet tada pasitestavom ir pamatėm, kad gerai, technologija dar yra per daug atsilikusi. Vadinasi, tas, kad kažko paprašai, dirbtinis intelektas ten 9 kartus iš 10 sugribautų, pavadinkim šitaip. O dabar jau apsiverti aukštinkojam, gal tik 1 kartą iš 10 dar rečiau sugribauja, tada paprašai pataisyti ir dažnu atveju sutaiso. Tai toks, ko gero, yra atsakymas. Tiesiog ankstyvas identifikavimas technologinių pokyčių, supratimas jų galimo potencialo, impacto ir investavimas anksti į tai ir tiesiog tikėjimas. Jūs turit milijonus vartotojų, kurie... Milijonas, negam pat 4 milijonai, jeigu neklystu, dabar mokančių. Labai didelė, jau galite susidaryti kažkokį, ką žmonės naudoja. Man labai įdomu, kaip jiems tas, jūs duodat jiems naujų įrankių, kaip tas kūrybiškumas, labiau pasireiškia. Gal per juos kažkiek, ar daugiau padeda būti kūrybiškesniems, ar labiau atima tą, motivaciją, kur kadangi bet kas čia gali, padaryti tą platformą, tai ar kaip... Tai buvo įdomus šiaip apibrėžimas, ką laikom kūrybiškumu. Tai ko gero, tai standartinis apibrėžimas, kad sugalvoja kažkokį naują sprendimo būdą ir tai atneša vertės. Tai čia ko gero labai daug kas po to papuola. Arba kitų kampų mano mintis yra, kad kūrybiškumas yra tai, kad darai sprendimą ar tas solutioną ne pirmą, kuris tau pasitaiko į galą, bent jau sekantį. Tai yra kūrybiškumas. Tai iš tikrųjų, kas liečia ten Hostingerio vartotojus ir kuris svetainės ir kitokius dalykus, tai mes dažnai atveju su jam padedam sukurti tą pradinį ar ten svetainės šabloną. Su Horizons kita situacija, ten jūs pilnai toliau dirbi. Bet su kitais produktais dažnu atveju, su pačiu website builderiu, su Drag and Drop ar WordPressu, su dirbtiniu intelektu padedam sukurti tą
pradinį vaizdą pagal tavo įsivaizdavimą, sutaupom tau laiko, o tada jau gali kustomizuoti pagal save, kaip tu nori. Nes mes nenorim, kad visi turėtų identiškas svetainės, nes koks taip, nes daugumoje, kiek aš bandžiau vibe kodinimo, tai yra kažkoks šablonas, pagal kurį daro viską. Žinai, ten website, pradinis puslapis, tada kažkokie toks, žinai, labai šabloniškas, kur tau sumeta tekstą tik tai. Ir va tas, man atrodo, ko trūksta, tai va to dizaino, aš sakau, kūrybiškumo tam pačiam dirbtiniu intelektui įsivaizduoti, kaip tą dizainą padaryti. Nes aš bent jau man didžiausia problema būna, šiaip kuriant kažką su dirbtinio intelekto įrankiais, yra dizainas. Tragedija. Jis visą tą vadinamą programavimą, funkcionalumą padaro gerai, bet iš tos pusės, kad jis būtų kažkaip kūrybiškai pažiūrėti, kaip ta svetainė galėtų gerai atrodyti. Jam čia trūksta arba jis tiesiog nesifokusuoja tiek daug į šitą sritį. Čia mano labai įdomi tema, skaičiu, pakankamai subjektyvi, žinai, dizainas, skonis, nes irgi kalbam su klientais Hostinger Horizons, ten būna, kad sako, wow, dizainas amazing, ten naudoju visą laiką. Yra tokių, labiau, pavyzdžiui, head of design, kur prieina, sako, tos svetainės, kur sukūrėm, nėra labai gražios. Ir aš tada toks, kaip head of design, aš įsivaizduoju, kad biškai per kitas akis gal vertini, o kai esi, tas everyday useris, kur mes fokusuojamės, tai tiesiog mind blown, nes dažniausiai, ko gero, lygini su, kuo tu susidari šiaip, kokiam svetainėm internete, kur tu naršai ir jos yra dažniausiai labai blogos. Tai jau tas standartinis, defaultinis variantas, greičiausiai, ką tu gausi, tiesiog paprašęs sukurk man svetainę, tai ir bus jau geresnis, bet visai įdomioji dalis ir prasideda paskui žmogaus darbas, kolabas su dirbtiniu intelektu. Jeigu visi darysim tą patį, visi gausim tos pačius rezultatus ir visos svetainės vienodai ir tada būtent esmė tampa, kad tu kaip autorius kokią savo asmeninę perspektyvą, idėją, skonį, kaip tu jau minėjai, atsineši į picture. Nes jeigu tu nieko neatsineši ir tiesiog galvoji, kad jis už to padarys, ne. Jis mano akimis yra tavo kolega, right, kuriam reikia, kaip darbe. Jeigu tu duosi kažkokį užduotį kolegai padaryk tą ir tą, jeigu jis neturės konteksto, greičiausiai sufeilins. Jeigu kažką pridės ne taip įtikėjus, tu jam neduosi feedbacko, kaip kolega, žiūrėk, anąkart padarai taip, aš manau, reikėtų taip, jo, gal okei. Tai jeigu taip pat su dirbtinio intelekto, jeigu tu su juo nekolaboruoji, nedirbi su tokiais įrankiais, tai tikrai gausi prastus rezultatus. Ir ko gero, čia ta esminė žinutė, ką aš noriu perduoti klausytojams žiūrovom, kad dirbtinis intelektas nėra kaip įrankis, kaip ten plaktukas ar kažkas, o iš esmės tai yra, mano akimis, tavo kolega, bendraautorius, tiek creative kažkokiuose darbuose, tiek gal labiau kažkokiuose techniniuose darbuose. Tai aš taip ir siūlyčiau kontekstą perduoti ir duoti feedbacką ir kaip bendrautum su kolega arba savo ten pasamdyto asistentu. Kaip šiaip iš esmės man visą laiką apie tą kūrybiškumą, kaip tos įmonės, kurios kuria tokius produktus, kaip savo darbuotojus, ar visi naudoja, ar kaip visas tas integracijas. Žinai, nes būna kartais batsivis be vardo. Čia geras variantas. Būtų labai keista, pavyzdžiui, Hostinger Horizons komanda, kuri kuria įrankį, nenaudotų ją už savo darbę. Tai tikrai naudojam, bet ko gero labiau bendrai atsitraukiant, ko gero, mano, yra dvi detalės. Viena yra, kiek įmonėje yra naudojamas įėjus, dirbtinis intelektas, kaip plačiai, o kitas dalis yra kaip. Tai su ta kaip plačiai, tai mes netgi įmonės mastu, šitą ketvirtį turim irgi tą misiją, tikslą, golsą, maksimizuoti AI adoptioną, tai ko gero tas metrikas nekalbėsiu, kiek ten žmonių susitapinę accountus, kiek ten valandų sutaupyta, bet turim jau įmonės mastu, kad tai yra tai, ką mes trekinam, kiek žmonės naudoja AI įrankius ir tą kiekį proaktyviai kaip vieną iš 3/4 tikslų įmonės turim. Tai čia kaip tas vienas. Tai įdomi labai tema, dar gal pasiliekam prie jos biškitą. MIT išleido tokį reportą, kur pasakė, kad 95% viso šiaip integracijos dirbtinio intelekto įmonėse žinai žlunga. Gal, pavyzdžiui, pas jūs, successful, ar dėl to, kad jūs turi daug žmonių, kurie, paaiškina, parodo, rodo pavyzdį, ar kokia tavo, kaip projektų vadovo, kad tu valdai šitus projektus? Tai dar tą baigiant tą mintį dėl to adoptiono, tai būtent turim kaip tą
tą tikslą įmonės, kaip vienas iš pavyzdžių, o kitas momentas yra, kad mes suteikiam labai didelę laisvę tiesiog eksperimentuoti su įrankiais. Aišku, turim tam tikrus saugumo užtikrinimo momentus, kad tiesiog neįtumėm bet ko nenaudotumėm arba klientų duomenų, vis tiek yra saugumo, mes darom protingai, bet ir saugiai, bet praktiškai kiekvienas darbuotojas gali išbandyti, pamato naują įrankį, kažkokį jai, nebūtinai jai, kuris gali padidinti kūrybiškumą, produktyvumą, etc. Eina, išbando, panaudoja įmonės kortelę, subscriptioną, patinka, praneša plačiau, pasidalina, gal visa įmonė bando tą adoptant. Tai tas labai padeda tiesiog. Tokia kultūra, ne? Ir kultūra ir atrasti įrankius naujus. Tai šitoje vietoje labai didelis yra tas adoptionas, o ta dalis jau kaip naudoja žmonės įrankius, tai čia labiausiai yra tiesiog per elementarų, ko gero, knowledge sharingą. Pavyzdžiui, Horizons viduje irgi mes, nežinau, programavimui nenaudojam Horizonus, nes tiesiog jis yra savo Horizons kūrimą, Horizons kūrimui nenaudojam Horizon, right? Nes Horizonai nėra pritaikyti tokiam B2B enterprise case, kur mums reikėtų. Tai yra įrankiai, kurie būtent skirti yra programuotojam, dirbtinio intelekto, kursorius, Windsurfas ir jūsų konkurentai. Ne? Kita rinka, žinai, čia tikrai, bet plačiaja prasme, toj pačioj mes esam kategorijos su didžiaisiais vardais, tai taip, naudojam tuos įrankius ir tiesiog komandos viduje darom knowledge sharingus. Praeitą trečiadienį turėjom irgi sesiją, kur dalinusi komandos, kokias ten kursoriaus taisyklės naudoja, arba automationus, kurie yra pasidarę, kur ten iš Jiros, kas yra mūsų užduočių valdymo sistema, atsiunčia užduotį, čia ne iš Figmos, atsiunčia kursorius tavo užduotį, tada pamato, kad tai yra Figmos linkas, kas yra dizaino sistema, ką reikia suprogramuoti, tada iš ten paima dizainą, tada kursorius automatiškai tą suprogramuoja ir tada programuotas peržiūri ir viskas gerai. Aišku, ten dar labai netobula, bet jau buvo toks gerai, labai įdomu, kur čia viskas linksta. Ir pažiūrėk, kaip programuotojas, tada gal net daugiau laiko praleidė ne tai, kad kodą rašytum jau, bet tiesiog ką parašė jais, kad peržiūrėtum ir suprastum ir tiesiog aprūventum arba pakoreguotum. Tai čia ta dalis. O ko gero tada tavo tas kitas klausimas, kodėl mes sėkmingi. Čia ko gero su kuo lyginsi ir panašiai, nes... Aš aplamai, žinai, tas sėkmingumas toksai, kad jūs pradėjot naudoti, yra ta, žinai, kaip ta kultūra tokia išsivystys. Man atrodo, daug kompanijų labai norėtų tokią pačią kultūrą turėti, žinai, nes vis tiek, kad tu galėtum laisvę turėti eksperimentuoti, daryti eksperimentus ir kaip pamatuoti tą, žinai, vertės sukūrimą būtent įmonėj, kiek ten tai atneša, žinai. Tai ko gero, kad manau, kad labai esam sėkmingi su AI adoptionu įmonės mastu, tikrai mane pirmą įmonę hostingeris ir esam šviesmečiais daugumoj sričių negu kitos įmonės, bet viena pagrindinių priežasčių irgi yra ta, kad AI'us mums nėra vien internal dalykam, bet ir produktui, kaip diferenciatorius, kaip AI dirbtinio intelekto features, kurie tiesiog padeda mums išsiskirti. Tai buvo pirmas motivacija šiaip pačiupinėti dirbtinį intelektą, o paskui, kai pritaikom klientam, tai galim ir savo pritaikyti internal. Right? Tai manyčiau, ta pradinė, ta tokio užsikabinimo motivacija, iš kur atėjo. Bet taip, tikrai yra sėkminga įmonė dirbtinio intelekto pritaikym. Bet ką daryti kitoms įmonėms, jeigu jūs nekuriat AI powered produktų, tai greičiausiai kalba eina apie internal procesus ir optimizacijas. Tai šitoj vietoj vienas momentas yra, kad tikrai turi ateiti tai iš top leadershipo, kad mes turim įmoniai kaip prioritetinį sritį turėti AI adoptioną, kaip aš minėjau, tą pačiam hostingerį mes turim, kad ir mes smarkiai esam adopteris, neteina iš niekur. Turim įmonės lygmenio tą iniciatyvą su pamatuojamais rezultatais, atsakingai žmonėm už tas metrikas, kad adoptioną AI'us ir prie to dirbam. Tai pirmas dalykas, patarimas, nesvarbu, ar ten esi, nežinau, baldus gamini ar kažką, jeigu tikrai nori pritaikyti dirbtinį intelektą tam, kad optimizuot klientų, darbuotojų valandas, kaštus ir panašiai. Pirma, tai ateina iš top levelio, tai negali būti outsourcinta kažkam tai vienam padaliniui, tai jūs čia, žinai, ten, sukūrėm dirbtinio intelekto komandą, paskiriam vadovo biudžetą, jūs ten kažką, o mes čia kažką, tikrai neveiks, turi būti accountable top levelėje, trackinama ir matoma.
Ta klausimas tik tai, iš kur tas gauti kompetencijas. Taip, tai visada yra variantas samdytis, ieškoti žinai, žmonių rinkoje kažkokį tą žmogų, kuris tiesiog būtų įmonė už tai atsakingas, bet ne tos pusės, kad atsakingas, tu už tai atsakingas, bet tai labiau kaip per treningų prasme žiūrėjimo, kas yra rinkoje ir galvojimo. Arba netgi ir iš internal žmonių kažkam kitam priskirti tą kepurę. Aš tikrai įsivaizduoju ir tikiu, kad kiekvienoje įmonėje yra žmonių, kurie norėtų. Pirmas dalykas, domisi dirbtiniu intelektu, gyvena dirbtiniu intelektu ir turi tiek ir tiek idėjų, bet tiesiog gal neturi tos erdvės pasireikšti arba tiesiog, žinai, kepurės ir gauti resursų tam tikras idėjas įgyvendinti. Tai šitoj vietoje visada galima ir tą vidinį pasižiūrėti. Kalbėjau su Google viena inžinierė. Tai jie pasakė, kad jie irgi įdieginėja dirbtinį intelektą į skirtingas įmonės didelės, sako, kol neturėsi vieno žmogaus, kuris bus lyderis, būtent šitoj srityje, sako, visi projektai dėl to. Kažkam bando kažkas užkraut, kažkas nenori nieko, neteisingi žmonės ir dėl to turim tos 95%, kurie viskas, žinai, tiesiog sužlunga. Taip. Mes mėgstam turėti tą pasakymą, kad mes šiaip nesu jam susijusi, bet šiaip bet kokių iniciatyvų. Ir tos, kurios sufeilina, nepasiekia norimų tikslų, dažniausiai būna dėl to, kad tai buvo kažkieno part-time job, tai nebuvo jų pagrindinis darbas, jie nebūtinai to ir tikėjo. Nu, žinok, tu turi kažkaip savo pagrindinę atsakomybę, sako, dar tu ten dirbtinio intelekto kažką ten adoptioną turi padidinti įmonėje. Nu gerai, ir darai savo tą minimumą, kiek kad tiesiog, bet tai netves rezultato. Jeigu nori pokyčių įmonėje, turi būti degančios akys, turi būti noras ir be to nebus be šansų. Kaip tu žiūri visą šitą AI-us tokį hypą? Man tai pamatuotas tas, atsiranda kiekvieną dieną 100 naujų startuolių, kurie tikriausiai ir jum konkurentai yra, kažkuria prasme. Kaip tu matai visą šitą? Čia toks dabartinis ir jis po truputėlį nuslūgs, ar vis dėlto mes su ta banga ir visą laiką taip važiuosim, žinai, aukštumoje? Taip. Labai sunku atsakyti šitą klausimą taip vienareikšmiškai, nes yra tas, vadinkim, burbulas. Ar mes esam burbule? Ir sako, taip, ne, dar ne, jau taip. Sako, taip. Jo, tai čia kaip tu pasižiūrėsi. Ir tas burbulas iš esmės yra, kad pervertinta technologija arba pervertintas potencialas šios sekundės ir, tarkim, įmonės, kurios yra tam tikrom įverčiais įvertintos, jos yra tiek neįvertintos, taip pat jos iš tiek nėra vertos. Ir tada vienu konkrečiu momentu žmonės supranta, kad lemba čia yra nesąmonė, ir tada pusė įmonių bankrutuoja, nes tiesiog nebeturi pinigų. Čia ko gero konkretesnis pavyzdys būtų apie 2000-uosius, čia labiau Amerika, tas .com bubble, kur tiesiog atsirado internetas, mass adoption ir tada tiesiog kūrėsi visokio plauko svetainės. Čionai atsirado ChatGPT, iš esmės buvo dirbtinis intelektas, kurį naudojo ir tai pritaikė, bet čia irgi toks, žinai, yra platformų, kurios yra geros, kaip ir tuo laiku ten Amazon, žinai, visos, kurios išliko iš esmės, bet čia irgi yra tokių, žinai, tokių, Priklauso. Aš, pavyzdžiui, man kalbiausiai, gal nesakau, kad visada yra tų legit įmonių, kad tam .com ir tuo laikotarpiu, bet yra tokių, kur buvo dauguma, kur labai toks pagalvoja, kaip tai veikia. Kai tiesiog pasileidžia į įmonę, prisireizina pinigų iš investuotojų, tada tuos pinigus išleidžia paid adsam, ir tada jų monetizacija yra ad surodimas savo svetainiai. Tu turi svetainę, kur susimokia, kad ateitų useriai, bet kai ateina tie useriai, rodai adsus ir vidai kitą svetainę, kuris susimokėjo, kad tu jiems atestų antrą. Tiesiog does not make sense. Right? Bet čia toks jau toks, kur tikrai su dirbtiniu intelektu labai žymiai sunkiau yra įvertinti, nes technologiškai tas yra dar vienas pasakymas, kurį tikiu, kad dirbtinis intelektas dabar yra toks blogas, koks jis ever bus. Dažnai jis tiesiog gerėja, nes mes irgi Horizonus pasileidom ten mėnesiais dienom, mes irgi pasileidom Horizonus ten prieš 6 mėnesius, kovas, ten gal 6 mėnesiai. Tai tiesiog jau per tą laiką mes ten gal kokius skirtingų tų modelių pakeitėm iteracijų, ten sumažinom erorų kiekį panašiai kartais. Tai čia vienintelis klausimas, bet dar nėra labai tobulas situacija, kad negaliu sakyti visiems, kad vaivorykštės ir drugeliai, vibe codingo toolsas, tikrai visi nueisit, susikursit Facebooką, parašė, noriu Facebooko kopijos
ir tau padaro pilnai veikiantį Facebooką ten už 20 centų ar to $6, kur minėjau. Sorry, to nebus, right? Bet at some point, I think we're gonna go there, get there, žinai, toks bus momentas, bet kol kas dar mes ten nesam. Tai kalbant apie tą burbulą, labai priklauso nuo to, kaip greitai gerės technologija, nes dabar yra tikrai daug tų įmonių ir startupų, kurioje yra prireizinę kapitalo iš investuotojų, bet jie būtent yra reizinų su tą mintim, kad mes ten per metus, per 2, per kelis, išsproksim, uždominuosim rinką ir čia visai visi žmonės pasaulyje vibe codins. Maždaug tokia yra idėja. Ir taip tikrai bus, jeigu technologija pažengs pakankamai per tą laiką. Jeigu technologijos pažanga nebus pakankamai greita ir nebus tas augimas pakankamai greitas, tai ši didžioji dalis tų startuolių eina į minusą, literaliai, tiesiog degina investuotojų pinigus. Ir po metų 2 būsim situacijoje, kad tos įmonės nebeturi pinigų tiesiog algų mokėt ir mums vienintelis kelias, kas šiaip daro įmonės, jos reizina kapitalą. Dažniausiai pasireizina porai metus, kažkokiai tikslais, tada pasiekia tos tikslus, reizinasi toliau. Right? Tai gali nutikti taip, kad po metų 2 bus, kad didžioji dalis arba significant dalis įmonių bus toj situacija, okei, mums dabar reikia pinigų, mes negalime išsilaikyti, which is fine, natūralu, bet nieks nebenorės duoti pinigų, nes supras, kad šiaip čia nejuda, mes tiesiog sumerkiam babkes ir čia dega, kaip per .com bubble. Tu manai, dabar reikia labai didžiulės investicijos, kai turi ten kursorius, nežinau, dar kažkokią platformą, ten maksimaliai 200 tikriausiai eurų kainuoja per mėnesį. Tu manai, reikia dabar labai didžiulės investicijos sukurti gerą verslą? Didžiąją dalim esmė ateina net ne vien iš pačio produkto sukūrimo, bet iš jo palaikymo ir realiamo kostų. Labai įdomus dalykas, kad didžioji dalis ten software as a service produkto, pas mus irgi hostingerė, ten WordPress'as, AppSbuilder'is, kad kai sukuri tu produktą, ar tu įduodi 1000 userių naudotis, ar 10 000, 100 000 userių, kaip ir bendri kostai išlaidos yra plius minus tos pačios, tau nebekainuoja proporcingai. Su visais dirbtinio intelekto įrankiais kiekvienas vartotojas, kiekviena jo užklausa kainuoja. Tai vadinas, kad 1000 userių kainuoja ten 10 kartų pigiau negu 10 000 userių. Tai čia vienas momentas yra, kad kuo tu turi daugiau userių, tau ta marža negerėja produktinė iš esmės. Kitas momentas yra, o tai iš kiek tu siūlai savo paslaugą in the first place. Jeigu yra daug startuolių, kurie yra prireizinę pinigų ir jie tokie, mes dabar galim deginti, tai jie siūlo paslaugos į minusą, net savikainą, net atmetus produkto developmento kaštus, darbuotojų algas, you name it, jie tiesiog eina į minusą. Tas pats kursorius tikrai... OpenAI tas pats? Ne, OpenAI stinio 5 milijardai, man atrodo, per metus degimo reitas buvo ne per seniausiai, kai čekinusi prieš kelis mėnesius. Kas yra 5 milijardai, kas yra crazy. Lietuvoje tokios įmonės gal nėra vertos, negi čia tiesiog sudegina. Bet ten ir įmonės evaluationas, man atrodo, ten naujas yra gal 500 milijardų. Na, man lygtais už 3 ar 500 dabar bando. Kažką, kad planuoja tą evaluation. Nors įmonė žiauriai daug degina pinigų, yra visiškai unprofitable, bet jos evaluationas, jie greičiausiai kaip top rinkos lyderiai prisitrauks tikrai dar ten, nežinau, 100 milijardų, ir kiek jie planuoja investicinį raundą, ir tiesiog bus bendra įmonės vertė 500 milijonų. Taip veikia technologijos. Tas pats Amazonas irgi ilgą laiką tiesiog degė į minusą, niekados nebuvo profitable, gal pirmą kartą tapo profitable ten 18-19 ar ten panašiai metais. Nes taip veikia technologinės įmonės. Jos neplanuoja, kad mes būsim maža parduotuvėlė, 10 žmonių ir ten turėsim ten pelno, nežinau, 1000 per metus ar kažką. Jos everything or nothing fokusuojas, kad world domination, mes dabar deginsim pinigus, užaugsim, o tada būsim vienintelis monopolis ir tada jau galėsim pagalvoti apie kainų struktūros optimizavimą ir tą profitable. Bet čia labai natūralu, tas pats, kad ir Lietuvoje, man jis pavyzdys irgi geras buvo Uberis Boltas. Kai buvo ta head-to-head competition, abudu kovojo ant kainos, tikrai ėjo į minusą, abudu. Tada Uberis atsitraukė, Boltas primary ir tos kainos 3 kartus ar ten 4 ar ten kažkiek iššoka. Tai dabar situacija yra labai panaši su tais visais vibe codingo rinka niša, kad yra tikrai venture capital backed ir dažnu atveju siūlo pigiau negu... Tokiom sumom, kur atrodo, wow.
Čia ta valuation absoliučiai neatspindi visiškai įmonės rezultatą, žinai. Tas pats su kursorium variantas, nes magis ten, nemanregis, bet irgi žinau, kad pradžių planai ten buvo fiksuoti, kad ten, nežinau, $20 planas ir ten gauni tiek ir tiek žinučių ir mes pasiskaičiavom, kiek su kiekviena žinutė atlieka veiksmų ir mes paskaičiavom savikainą, kad ten viena žinutė jiems kostų prasme turėtų būti kokie $4-5, kiek jiems kainuoja, o jie pardavinėja plane ten po 5 centus. Iš tos serijos, bet tada, ką kursorius padarė, bandė keisti monetizaciją, kad mokėti nebe per planą, bet per žinutę, padidinti kainas, tada buvo Reddito backlashas ir paravertino. Man kainuoja nemažai šitas visas pakeitimas. Tai tam iš šitam revertų buvo, bet tada man šitas... Tas pats buvo su Antropiku, kai jie pasiraidė savo tą Cloud Code ir tą geriausią planą. Tai žmonės jiems padarydavo nuostolio už 10 000, kuris moka planą už 200, žinai. Taip eini į minusą, jeigu visi taip pradės, aišku, po to pradėjo reguliuoti, nes jau, žinai, neįmanoma niekaip šito. Kaip tu matai iš esmės tą visą kūrybiškumo, startuolių, man atrodo, labai daug žmonių pereina į tą, kad dabar dirbtinis intelektas gali, žinai, to filmus galės generuoti, muziką gali generuoti. Kaip tu manai, atsiras daugiau kūrėjų iš to? Ar kaip tik kai kurie kūrėjai, žinai, sakys, čia dabar viskas su AI gali bet kas sukurti, tarkim, muziko, žinai, kūrinį. Manai, atsiras daugiau tų kūrėjų, kurie naudos tik tai AI. Tokia, žinai, kaip dabar vibe codingo yra, kur programuotojai labai adoptini, buvo labai tokia priešprieša iš pradžių, kad nereikia, čia kažkoks, žinai, tokia baimė, o dabar visi beveik naudoja. Dabar nieks neįsivaizduoja to gyventi. Manai, teistas su kūrėjais? Taip. Tai bendraja prasme, manau, kad šiaip kūrėjai, tai vienas, kurie, nežinau, tarkim, pavyzdys, kuria kontentą, nežinau, podcastus, YouTube videos, dar kažkokį TikToko kontentą, dabar lengviau negu bet kada kitų laikotarpių yra lengviau juo tapti. Žmonės tai iš tikrųjų daro. Mano komandai vienas programuotojas, backenderis, kuris ten social medijos neturi nieko, pamatė, kad per TikToką dabar bumina video, kur tiesiog gyvūnai daro podcastus ir kalba nesąmonės. Ten labai trumpi video, ir tiesiog nusprendė tuos daryti, nes sako, tai čia tiesiog verslo opportunity, right? Tai jis toks žmogus, kur aš niekados neįsivaizduočiau, kad taip daro, bet jis pradėjo daryti, aš pradėjau subscribinti YouTube ir toks, visai jokingi video. Bet ne vienas jis taip daro, daug žmonių taip daro, irgi mano komandai marketingistė. Sako, mes su dukra irgi pradėjom tokį daryti, visiškai nekalbėjo apie tai neudėlėti, bet sako, mes tą patį daro. Ten vienas tas kolega apie šunis, kita kolega mes apie pingvinus, nes tiesiog pamatė, kad dabar yra labai lengva tą pasidaryti, nes iš tikrųjų yra nepreseniausiai išėjęs Google VO3 modelis, kuris tau ir video, ir tekstas, audio sinchronizuotą padaro, kas yra kosmosas. Ir ten kostai, ten kelios sekundės, ten iki keli doleriai, tai po to jau... Mačiau reklamų, kur kainuotų 20 000 padaryti, už 200 pasidaro. Jo, visiškai. Tai čia yra tas game changeris technologiškai. Ir bet kas gali dabar tos video kurti ir taip iš tikrųjų yra. Tai tas kūrėjų kiekis padidėja. Klausimas dabar, kiek iš jų bus sėkmingi. Kiek bus gero turinio ir kiek bus iš tų kūrėjų, kurie gali iš to pragyventi. Tai šito vietos, skaičiu, vienas momentas yra, kad top kūrinio kūrėjam, kurie fokusuojasi į vieną nišą, ką tai reiškia, kad dabar atsiranda daug mažesnių kūrėjų, kurie gali jų tą nišą į dar mažiau supjaustyti gabaliuko. Tai vadinasi, mes dabar galėsim turėti super nišinio turinio. Ar tau nepatinka, kaip šunys daro podcastą, gali kaip katės, nepatinka kaip katės, gal kaip pelytės. Kaip pelytės darytų podcastą apie, nežinau, gyvenimą įsivaizduojamą ten saloj, ten jūroje, ten po vandeniu, viskas tvarko. Tiesiog skirtingos tos nišos, jų tuo daugiau, tuo mažiau. Mes kiekviena ta niša sėkminga ras savo vartotoją. Tai manau, kad ir kūrėjų padaugės, bet ir tų sėkmingų kūrėjų, kurie gali iš to išsilaikyti, padaugės, bet tiesiog tų bendrinių, kurie yra top, jiems greičiausiai bus, kad tiesiog nuvalgys iš jų dalį, tie mini kūrėjai. Kūrybiškumas turės. Aš žiūriu kelis YouTube kanalus, kurie panašiai daro, bet jie daro apie istoriją, žinai.
man labai įdomu kažkokį faktą ir jie bando, žinai, tą replikuoti, kad tau pasakot. Taip, nes kai tu skaitai istoriją, iš esmės ar knygą, ar ten per istorijos pamokas mokinės, geriausia, ką tu matai, tai paveikslėlį. Kažkokį nupieštą, žinai, knygų ar dar kažką. O čia viską tau atgyvina, žinai. Ir toks, man atrodo, tas mokslo, tas visiškai, nu, tas mokymo iš esmės procesas turės keistis, nes negali toks būti ir dabar tu, jo. Sutinku, bet tiesiog ateitis, kažkokia pamoka, nežinau, apie Žalgirio mūšį ar kažką, ten kažkas aprašyta, įsitrauki, nežinau, kažkokį device'ą, ten perduoji tą device'ą informaciją, nuotrauką ar kitų būdų, tau per VR ar kažką tą Žalgirio mūšį rodo, tiesiog kaip viskas vyksta ir pasakoja dalykus. Čia vienas įdomiausias, kaip gali priversti vėl vaikus mokytis. Mokytis, kad tiesiog jo. Į mokyklą, kad būtų įdomu, žinai. Aš irgi grįšiu į mokyklą, Žalgirio mūšį pasimokyti ir kitus dalykus. Man šiaip įdomu, vat, ką dabar daug labai žmonių ir ypač studentų yra toks, žinai, daug labai įvairiausių naujienų, vis kažkaip keičias, net ir pradėdamas studijuoti dabar, tu nežinai, kas bus po 4 metų. Ar ką tu mokys bus aktualu, nu, gal, labai abejoju, bet gal bus kažkiek aktualu, priklauso kokioj srityje. Bet kaip tu manai, pavyzdžiui, kokių jūs ieško žmonių hostingerių, ne? Kurie, ką žmonės turi turėti, tokie specifiniai, būtent tie skillsai vadinami, kurie atkreiptų dėmesį, kad jiem jauniems žmonėms padėtų susirasti tą darbą iš esmės. Jos, puikus klausimas, bet dar ko gero apie tą, ką žmonės mokosi ir to reikės, tai mano mama, gal vienas iš jos juokingiausių, kam graudžiausių, kam juokingiausių dalykų apie jos mokslus buvo, kad baigė, tuo metu buvo bibliotekininkystės kursai, tokie, kad būtum bibliotekininkė, aukštai baigė. Ir ten buvo 1,5 metų ar 2, kur tiesiog reikėjo mokytis faktus. Kokia aukščia yra Pizos bokštas. Ten, nežinau, ten Jo, literaliai, ten 90 kažkilintais, man atrodo, viskas vyko. Ir ten, kokia populiacija yra Paryžiui, žinai, gyventojų ir panašiai. Tiesiog daug tokių faktų, kur tau reikėjo išmokti ir paskui atsiskaityti. Ir tada po kelių metų yra Google'as. Ir tiesiog viskas, ką tu išmokai, klausimas, kiek tu atsimeni ir tada tiesiog tokia situacija. Tai ar dabar taip yra su švietimo sistema ir mokslais ir tam programom, tikrai, manau, tokios blogos situacijos nėra, tik tai klausimas, kiek yra blogai ir man jis vėl priklauso nuo specifinių studijų programų. Ir vėl labai priklauso nuo, kur tu mokaisi. Ten, nežinau, kokiam universitete labiau yra idėjinės abstrakčios žinios, pavyzdžiui, apie kompiuterių architektūrą, kaip vyksta pakapoto, kad tiesiog žinotum, kaip vyksta dalykai ir tada nesvarbu, ką tu darysi IT srity, tau tos žinios bendraja prasme, vienu ir kitokia, tai gal bus naudingos, right? O gal yra kiti mokslai kursai, kur tiesiog moko tave JavaScripto kodo rašyti. Ir tai yra vienintelis dalykas, ką tu išmoksi, labai gerai JavaScripto kodą rašyti. Ir žiūrėk, yra Hostinger Horizons ir ką. Ar tau jau labai reikės to kodo, nes per 4 metus, jeigu viskas auks tokia pačia eksponente, tai vargu reikės rašyti kodą, kad supras, kaip vis procesas veikia, jo. Tai, manai, tas reviewint žmonės, kurie šiaip sistemų architektūra, dizainas galėtų reviewint kodą perrašyti, kur reikia taip, tiesiog tų žinių reikės, tik tai nereikės to labai paprasto, kad va čia yra mygtukas, pridėk mygtuką į svetainę ir paspaudęs mygtuko formą iššoka. Aš nežinau, kiek dar dabar tokių darbų yra, aš manau mažiau, bet manau eksponentiškai tas skaičius tiesiog kris. Tai šiuo atveju į hostingerį, ko mes ieškom žmonių, tai mes turim 10 top principų, šiaip kokias mes vertybės vertinam, ten freedom and responsibility, pavyzdžiui, kad žmonės patys savo laiką planuotų, bet taip būtų ir atsakingi už tą galutinį outcome ir tikslą. User focus and centricity, kad galvotų apie klientą ir ko jam reikia, o ne tiesiog daryti, kad daryti. Ir ten tokių visokių bendrinių idėjų. Bet ko gero, Invendo vedėjai, manau, svarbiausias dalykas, turint omeny besikeičiančias technologijas. Ir mes iš tikrųjų nežinom, kaip bus po 4 metų, po kitų metų. Yra tiesiog žmonės su to vadinamuoju growth mindset.
kad iš esmės viskas yra išmokstama, viskas yra kaip ir pakeičiama, gali išmokti naujų toolsų naudoti, šiandien gal vieno, kitą dieną kitokio, šiandien gal turim tokius userius naudojas tokiais įrankiais, jiems yra tokie lūkesčiai, gal kitą dieną bus kitokie ir tiesiog galėti prisitaikyti ir mokytis. Tikrai esam jau long gone tais laikais, tų laikų, kur pasimokai, baigi studijas ir ką išmoksti, kitus 40 metų pritaikai. Gal ten, nežinau, statybos inžinerija, tam tikri momentai, kur gal biški mažiau negu kaip IT, arba religija, nežinau, gal neikint ten, bet ko gero mažiau keičiasi dalykai, bet kas liečia IT pasaulį, tai manau tiesiog reikia tą embrace'int, kad nuolatinis yra mokymasis ir tu nuo to nepabėgsi. Bet nieko tokio, nemanau, kad jeigu dabar ir ta baime, kad jeigu 2 metus, nežinau, naisi gap yearą pasidaryti ar pakeliauti po pasaulį ir grįši, ir čia bus viskas kitaip ir tu nebegalėsi iššokti, manau, tai irgi nepagrysta. Turi galvą, tikrai viskas šoksi, išmoksi, sugrįši ir bus viskas amazing. Bet vis tiek ieškot žmonių, kurie norėtų tą technologiją ir priima lengvai, nori mokytis, nori eksperimentuoti. Ko gero šitaip, jeigu yra developerio pozicija ir yra top senior, tipo developeris ten su 500 metų patirties, ten per visas įmonės praėjęs ir sako, man kodas yra šventa, aš tik tai pats jį rašau, jei jau neduodu prisilies. Ir ateina toks, nežinau, iš universiteto, toks kaip ir junioras, bet toks su jam ten užsihypinės projektukus daro, ten kažkokiu open source'inius modelius naudoja, tai ką mes hirinsim, tai open tą junior žmogų. Nes iš esmės dažnu atveju įmonė tu nehirini žmogaus rytojui, tu hirini žmogų, kas jis bus ten po pusmečio, po metų, po 2 metų, tos vadinkim augini, tos future leaders įmoniai, kurie ten tiek iš technologinės pusės bus stiprus, tiek iš produktinės, tiek iš kitų pusių. Pas mus irgi įmonė labai yra tas stiprus augimas, mūsų irgi CPO nuo customer supporto pradėjo, aišku, ten prieš daug metų, bet jo, tai man atrodo labai geras pavyzdys ir man atrodo visam jaunimui, kurie pradeda studijuoti, kad nereikia bijoti, reikia pradėti naudoti, kažką daryti, eksperimentuoti, nes turi tam laiko per tos 4 ar ten kiek metų. Ir aš skaičiu, jeigu ten jaunimai, kas klauso, ar ten studijuoja, ar ten šiaip, ko gero, pirmas momentas, aš galvočiau apie įmonę, prie kurios norit prisijungti. Tai būtent, nežinau, hostingeris yra daug kitų įmonių, kurios yra tos inovatyvios, būtent tą turi tokį track rekordą ir tiesiog bandyti jas papulti. Nėra labai svarbu indendo vedėjų pozicija, ten, kaip minėjau, gali būti supportas, dar kažkas, ir tiesiog prisijungus tas pozicijas, of course, darai tą darbą, kur buvai pasamdytas, bet eini extra mile, rodai iniciatyvas, ten visada yra kokie papildomi, vadinkim, tie gildai, kur tiesiog susirenka žmonės, kuriems yra įdomi ta tema, product managementas, AI'us. Nueini ten, pasidalini, tave žmonės pamato, jis visai įdomus, ir tada tiesiog pakalbina tave prisijungti prie vieno kito projekto ir paskui žiūrėk, dabar jau ten esi visai kitoj pozicijoje ir dirbi ir ten su AI-om, ar ten su produktu, ar ten developinė. Svarbiausia tiesiog, man to patarimas prisijungti prie tinkamos įmonės. Arba sukurti tinkamą įmonę, bet čia, manau, dar yra visai kitas sunkesnis kelias. Taip. Ir pabaigai norėjau tavęs paklausti, kaip tavo ateitis atrodo, kokios technologijos tu labiausiai lauki, žinai, kuri dar gal jos nėra, gal jinai yra, bet galvoju, kad pagerės, kas tau įdomiausia, žinai. Jau pabaigai, jau kaip prabėgo tas laikas, kai galvoju apie ateitis, tai filmuojamės penktadienis, savaitgalis, tai bus geras oras, namai saulė, dar vasaros pabaiga. Jeigu rimčiau apie technologijas, tai aišku, ko gero yra labai įdomios temos su apart dirbtinio intelekto, virtual reality ir panašus dalykai, arba labiau netgi augmented reality. Aš manau, tas yra labai stipru ir turi didelį potencialą ir tiesiog šiaip kaip vartotojas aš norėčiau, kad tai būtų išvystyta ir to galėčiau naudotis. Tos pačius Apple Vision Pro irgi išbandžiau. Jo, kaip faina technologija, 5 appsai, 3 žaidimai. 1000. Jo, tai va, hostingeriai turim tos tiesiog, bet kas gali naudotis, tai tiesiog prisijunkit į hostingerį ir bandomajam laikotarpiu vien dėl to, kad tiesiog galite išbandyti, parsinešti namo, bet kas gali. Bet tai vienas iš tų momentų. Aišku, kitas momentas yra, sakyčiau, labiausiai man dirbtinis intelektas, tiek
toj vadinkim intelektualiniai online virtual erdvėj, tiek fiziniai. Man atrodo, apie tas autonominės mašinas kalbam, atrodo, daug metų ir manau, kad čia bus, kai jau bus, of course, game changers, klausimas, kada tai turėsim. Bendraja prasme tiesiog jo, dirbtinis intelektas, kodo generavimas, nežinau, apie tą, vadinkim, singularity point, kai ir tą general artificial intelligence, kai pasieks jo žmogišką intelekto lygį. Ten visokių spekulacijų yra, čia gal 27 metais, kai manifestai parašyti, gal dar, gal taip, gal ne, matysim, tai to vietoje norėčiau mažiau spekuliuoti, bet manau, kad iš tikrųjų tai ko gero tik tai laiko klausimas, aš tokių to vadinkim optimistiškų, gal realistiškų žmonių šitoje vietoje ir manau, kad mūsų gyvenime tikrai labai pasikeis. Bet iki tol jau dabar mes galim, nieko nereikia laukti, jau dabar galim visi naudoti dirbtinį intelektą, tiesiog reikia išnaudoti praktiškai ir protingai, kaip tavo tą partnerį, kolegą, su kuriuo tu dirbi, o ne kaip kažkokį plaktuką, kur tikės, kad... Priešą. Ar kaip negi priešą, kur gonna steal our jobs ir panašus dalykai. Jo, bet ko gero dalį darbų taip, net mes to, kad tikrai pakeis. Dalį ir sunaikins. Nereikia, bet... Kiekviena technologija tikrai. Taip, bet gal tai yra geras dalykas ir tiesiog tiem žmonėm, kurių dabar ar pasikeis, ar bus pakeisti į AI-us, labai geras variantas yra persiorientuoti į darbus, kur AI būtų jų partneris, reikia tai išnaudoti, arba netgi, kaip mes sakom, vienas copywriteris su dirbtiniu intelektu yra geriau negu ten, nežinau, 100 copywriterių. Tai čia visiškai iš serijos tiesiog ta geriausia copywriterių, kuris naudojasi AI. Tai ko gero toks sprendimas būtų. Nu ką, ačiū tau labai, buvo labai smagu pasikalbėti. Iki.